Energijos kaupikliai Lietuvoje pradėjo finansinį atsipirkumą turėti tik visai nesenai, nes iš tikrųjų turim labai gerą dvipusę apskaitą gaminantiems vartotojams, vis dar fiziniams namų vartotojams. Tačiau įmonės jau kurį laiką nebegauna šitų sąlygų kaupti energijos kiekį žiemos metui. O namuose galim naudotis dvipusę apskaitą, kuri yra viena geriausių, Europoje tikrai galima drąsiai sakyti. Kodėl reikėtų pradėti rinktis saulės elektrinę su kaupikliais nuo kaupiklio? Nors rinkoje nemažai kas sako, pirmiausia, dėkis hibridiniai įtampos keitikliai ir tai bus teisingas pasirinkimas. Tačiau kai kurie faktai rodo, kad reikėtų pradėti nuo kaupiklio rinktis, dėl ko mes ilgą laiką ir nesiūlėme hibridinių įtampos keitiklių, nes kas dygėsi prieš kelis metus hibridinius įtampos keitiklius, dabar arba neturi tokių baterijų, kas yra šiai dienai skirta, arba tiesiog netenkina tos techninės savybės. Nes, pavyzdžiui, iš šito gamintojo bokštas vienas gali būti iki 21 kWh vienas bokštas, o šito gamintojo gali būti iki 25 kWh vienas bokštas. Taigi, tai šito gamintojo su vienu įtampos keitikliu galima didesnę talpą įdėti į vieną bokštą. Tačiau šitas gamintojas gali atiduoti didesnę galią dingus tinklui. Tai 15 kWh bokštas, pavyzdžiui, šito gamintojo gali atiduoti iki 8,52 kW, o šito gamintojo didžiausias bokštas iki 5 kW. Taigi, talpa versus galia. Dar yra labai svarbių momentų renkantis baterijos komplektą, tai yra saugumas. Vieni gamintojai daugiau kreipia dėmesio į saugumo parametrus, kiti, šiek tiek mažiau, bet to vietoje galima sutaupyti nemažai pinigų. Taigi, sutaupant, galima pasakyti, kad prisimate daugiau rizikos. Su vienu kaupikliu mes turime aukštesnę įtampą, o kitas yra jau suprojektuotas taip, kad būtų saugus 48 V sistema vietoj 800 V sistemos. Tuo tarpu šita baterija turi mažesnius nuostolius, keičiant į jūsų namams suprantamą elektros energiją. O šitas kaupiklis turi didesnius nuostolius, truputėlį didesnius nuostolius, kai keičia elektros energiją jūsų namams suprantamą. Taigi tokie vieni iš pagrindinių skirtumų. Ir aišku, galima prieiti prie kainos, nes lyginant šitos du aptartus modelius, kai matot, vienas gamintojas turi tam tikrus privalumus, kitas modelis turi kitus privalumus, skiriasi labai kaina. Už kągi reikėtų mokėti beveik dvigubai, jeigu atlieka tą pačią funkciją. Tačiau, kai renkamės tik kainą, čia gali būti viena iš esminių klaidų renkantis kaupiklį. Nes kaupiklis, kaip ir saulės elektrinė, yra suprojektuoti dirbti ilgą laiką. Abiems kaupiklių komplektams taikoma 10 metų gamintojo garantija. Taigi, jinai suprojektuota, kad veiktų 20 metų. Tai yra jūsų namų širdis patampa šitas įrenginys. Ir kainoje skiriasi ne tik tai saugumas ar kažkokie kiti parametrai, tačiau skiriasi ir tai, ką gauname iš gamintojų. Tai, pavyzdžiui, su šituo gamintoju, su juo bus daugiau rankinio darbo, norint, kad jisai veiktų taip, kaip mes norim, kad veiktų. Tarkim, kad prikrautų kaupiklį pilną bateriją, jeigu rytoj nusimato kažkokia audra, jeigu dingtų elektra. Tuo tarpu šitas gamintojas, jisai yra sujungtas su orų prognozėmis ir mato, ar rytoj švies saulė, ar lis lietus, ir nuo to mokinasi, kaip elgtis ir kaip efektyviausiai naudoti kaupiklyje sukauptą energiją, kad sumažintų elektros sąskaitas. Pastaruoju metu nemažai kalbų eina apie kibernetinį saugumą. Žinom, kad visai neseniai įsijungė toks pakeitimas, virš 100 kW elektrinėse negalima pasijungti į monitoringą, reikalingi papildomi prietaisai, tarpiniai, kad kiniška įranga nebūtų susieta su Lietuvos tinklu. Taigi, vienas gaminys labiau yra užtikrintas apie kibernetinį saugumą, kuris nėra pagamintas Kinijoje, ir kitas yra su tam tikra rizika ir klausimas, gal reikės papildomų įrenginių, kad
tą kibernetinį saugumą galėtume užtikrinti Lietuvos tinkle. Su kaupikliais prisidedame ne tik prie mažesnių dvipusės apskaitos vartotojų sąskaitų, tačiau prisidedam ir prie švaresnės ir subalansuotos Lietuvos energetinės ateities.